Sveiki atvykę į naują Motoring Med video. Senokai matyti, senokai girdėti. Aš esu dabar Šiauliuose ir ką tik pripyliau 10 litrų 98 134 km. Kas, manau, yra visai neblogai ir parodo, kad K24 MR2 yra visai gerai tinkamas automobilis kruizinimui. Keliauju į street race'ą, vyksta Kuršėnuose. Neturiu labai didelių lūkesčių, bet tai bus vėlgi dar vienas testas. Press ralis buvo mano pirmas testas, kur pasimatė, kad reikia karterio. Dabar karteris yra įdėtas ir matosi kažkur tai tenais įdėsiu tokį gabaliuką. Ir tikiuosi, kad tepalo slėgis posūkiuose nebedropins ir bus viskas gerai, ir bus smagu, ir bus turbūt lietaus. Tai bus žiauriai įdomi diena ir žodžiu, susimatysim to jaus pats. Kokia situacija? Situacija tokia, kad atvažiavau jau į autodromą, stoviu dabar gyvoji eiliai ir prieš administracinę ir techninę komisijas, tiksliau prieš techninę komisiją, reikia pravažiuoti apšilimo ratą. Tai va, stoviu gyvoje eilėje ir laukiu, prieš mane kokias turbūt 8 mašinos yra, laiko nėra daug. Variklį gesinu pastoviai, kad neužsihyt saukintų. Daug bombų privažiavę, tai Openas čia, aš manau, kad jokių šansų. Nu, žodžiu, tokių rimtesnių aparatų tikrai yra, bet pirmiausia, svarbiausia yra fun. Taip, fingers crossed. Taip, techninė komisija praeita, viskas tvarkoja, galima laukti įskaitinių važiavimų, bet man pavyko per kokį gerą pusvalandį nukrapštyti, štai čia dar truputį matosi, tą tokį baisų Volkswageno lipduką. Tai truputį savimi didžiuojasi. Kas toliau, kas toliau? Dar nepadarėm stogo pritraukėjų normalių, nes dabar naudoju tokią lenkišką detalę. Štai čia, tvirtinimas. Ir tokios pat detalės yra čia priekyje. Jos skirtos tam, kad atsikratyti tų OEM-inių pritraukiamų lokų. Ir atsirado problema, nes palijo ir prikapsėjo į vidų. Tai 2 dienų sprendimas jau čia laikosi 2 mėnesį, bet šitą izolkę greitai, man atrodo, eis lauk, nes Nerijus iš Shedbuild sako, kad aš žinau sprendimą. S2000 yra darę jie tokius pritraukiamus lokus ir, žodžiu, ir turėtų veikti ir šitai mašinai. Tai Nerijau, lauk iš manęs šitų detalių ir padarysi man veikiantį sprendimą. Jo, lūkestis šios dienos yra tiesiog gerai, smagiai praleisti laiką, dėl to, kad SGC4 klasėje yra labai daug bombų ir obviously labai daug jų važiuoja turbūt į Openą. Tai Opene aš tik tais ten važiuoju įskaitai, SGC3 negaliu dalyvauti įskaitai, nes kompas nestokinis ir išmetimo kolektorius nestokinis ir taip toliau, daug kas nestok. Tai mano šios dienos geriausias lūkestis yra turbūt top 10 Opene. Per bandomuosius važiavimus SGC3 buvau greičiausias, bet aš ten neįskaitai. Tai žodžiu, svarbiausia yra gerai praleisti laiką. Mes čia esame su Flameris Racing. Didelė jų dalis yra tenais eilėje, laukia turbūt starto. Tai kadangi mašina atrodo kone taip pat, kaip atrodė ir praeitą sezoną, labai mažai video, ar iš vis beveik, man atrodo, video net ir nekėliau dabar pastaruoju metu, bet patobulinimų tikrai yra. Tai va, einam truputį parodysiu, kas buvo padaryta. Stovi kompas ant tokio breketo. Pastatėm Max E2 Race. Labai esu patenkintas, labai pagerėjo šitos mašinos drivability ir netgi kada aš važiuoju, pavyzdžiui, gatvėje, tai aš galiu labai švelniai pajudėti iš vietos ir tas gazas, jo progresyvumas yra tiesiog fantastika. Tai iš tikrųjų, jeigu kas nors dvejojate, turite didelę sklendę ir važiuojate tikriausiai su mechaniniu trosu, su mechaniniu gazu, tai elektrinis gazas yra next level visiškai next level. Man atrodo, kad aš kažkur nuspausdamas pusę gazo turiu gal 15-20% to sklendės atidarimo.
Tai va tas progresyvus elektroninės sklendės valdymas yra visiškai jėga. Ką dar padarėm, tai kaip ir sakiau, pakeitėm karterį į Moroso, nes per press rally pasimatė problemos, kad posūkiuose šitas automobilis starvina ir tepalo trūksta. Pasinagrinėjau, kokie sprendimai galimi ir mačiau, kad Amerikoje Chebra į K24 MR-us deda Moroso. Moroso aš turėjau ir su 2ZZ svapu, ten tiesa jis buvo aliuminis, čia yra plieninis, tai truputį gaila, kad ne iš aliumo tas karteris, nes dar geriau aušintusi, bet šiaip gera produkcija, tikrai gerai viską laiko. Ir kas toliau? Kas toliau galvoju, kad ko gero, kad viskas. Revolvinti coiloveriai, restauruoti. Tai labai esu patenkintas, kaip jie veikia gatvėje, per bumpus visokius važiuojant, tikrai fantastika, labai rekomenduočiau. Tai kol kas atrodo tiek. Kas man nelabai patinka su Moroso karteriu, tai yra tai, kad jis yra pati žemiausia automobilio vieta ir dabar ten tas išsikišęs daiktas ir yra Moroso karteris. Norėčiau visai kažkokios apsaugos, bet iš nerūdijančio plieno jinai labai daug svers ir taip toliau, vat, nežinau, mixed feelings. Šitame etape važiuoju aš su asimetrikais, Asimetrik 6, Goodyear Eagle F1 Asimetrik 6, galas 2.15, priekis 2.05, padangos praktiškai naujos. 23 metų kažkur kas čia, pabaigos gal. Ir visai esu patenkintas tuo, kaip jos kimba. Per presalį važiavau, tikrai patiko. Geras mindfuckas buvo, kai Klaipėdos autodrome patekom į visišką liūtį ir per visiškai šlapę trasą pravažiavom 3 sekundėm lėčiau negu Chebra su GR Yarisais su semislikais ant sauso asfalto. Tai patikėkit manim su kibimo šitos padangose. Va tiek. Aš rankinį traukiau ir nieko nevyko ir šturmanui rėkiu per kardą, sakau, nenurauna galą. Tai va toks įdomus dalykas. Kitą sezoną planuoju galbūt didesnius stabdžius ir kitus ratus, nes susirasti platesnius 4x100 skylių ratus 17 colių arba netgi ir 15 colių šitai mašinai yra pain in the ass. Tai tikiuosi, kad pavyks Chebrai Shed Builds padaryti stupicas turbūt su 5x114,3 skiliam ir tada ratlankių selekcija bus kokių tik tais nori. Nu, gal čia bus garsiuko?
paskui Ramūną Žilionį. Čia visokios egzotikos yra. Nu ką, toks visai įdomus scenarijus pasirodė, kadangi nerodė lietaus ir čia radarė toks mažas debesiukas linko. Sugalvojom su Ryčiu permesti man semislikus nuo jo Miatos. Tai tą ir padarėm. Ir dabar mašina yra su semislikais. Gale RGC, o priekyje ekstremai. Ir nežinau, kas dabar bus. Dėl to, kad pradėjo lyti. Permetėm semislikus ir pradėjo lyti. Amazing. Lietaus dievai biški papokštavo, kaip sakant. Kada reikėjo nelijo, kada atrodė, kad jau nebelis, pradėjo lyti. Tai pabandysim važiuoti su semislikais. Jeigu čia tiek lietaus, tai čia baika. Bet jeigu įsilis stipriau, tai bus didžiausia nesąmonė ever. Tiek žinių. Taip, trumpas situacijos update'as. Pasikeitėm tada į semislikus ir taip ir nepavyko pravažiuoti. Nes vienas su BMW
po pirmos tiesiosios nuvarė tiesiai, trenkėsi į tvorą ir turėjo viską sustoti ir kvietė tralą ir taip toliau. Tačiau tai reiškia, kad atėjo lietus ir aš su visiemis lygais nespėjau pravažiuoti. Taip pat parašiau teisėjui, kad leistų pasikeisti padangas ir mano eilės, kaip sakant, manęs neužbanintų dėl vėlavimo. Ir šiaip netai pasikeitėm padangą, nes vieną veržlę nusukom, užkalėm, žodžiu, tai žiauriai. Ačiū visai chebrytei iš Automaut. Ačiū Flameris Racing, kartu bendrom jėgom, šiaip ne taip, bet nuo vienos mašinos ant kitos sugebėjom atgal sustatyti visus ratus.
Ralis, tiksliau street race'as yra baigtas. Čia yra rezultatai preliminarius, laivas. Bet aš dabar nukrovinėju logus ir atrodo visi važiavimo logai yra nudownloadinti, aš juos galiu išmesti, kad vėl kompo atmintis būtų švari. Pasižiūrėsim, kaip atrodo tepalas slėgis su naujoju karteriu. Tai, o išvažiavimo, tai ką aš čia jums galiu dabar parodyti. Nieko ypatingo, aišku. Openas, kadangi, SGC 3 klasėje, tai aš važiavau ne įskaitoje. Jeigu būčiau važiavęs įskaitoje, bet to nebūtų, tai būčiau biški pakrovęs. Bet mano mašina yra nelegali šitoj grupiai. Čia sorry, kad taip mirga ekranas, bet aš matau, kad 24 kadrai per sekundę nelabai geras formatas. O Openas atrodo štai šitaip. Tai aš kol kas esu top 5, bet nebus taip. Dėl to, kad, pirmą trasos ratą aš neįvažiavau taip gerai, kaip įvažiavo, pavyzdžiui, visi kiti. Hebra sugebėjo pravažiuoti per, pavyzdžiui, minutę kem 5, tai minutę kem 4. Tai čia važiavo jie realiai ant sausos trasos, paskui kiti važiavo turbūt jau truputuką ant pradėjusio šlapti ir taip toliau. Ko aš džiaugiuosi dabar iš savo perspektyvos, tai mano laikas, aš esu štai čia, ir mano laikas buvo žiauriai stabilus, visi mano važiavimai buvo 2.04, tada 2.03, 2.03, 2.03. Nu ką, pabaiga? Pabaiga. Mažai liko hebrytės, bet liko tai turbūt tik tais tie, kas laukia apdovanojimų. Aš apdovanojimų laukiu nelabai. Aš laukiu komandinės įskaitos. Tai aš laukiu komandinės įskaitos apdovanojimų, nes mes su Flameris Racing pasirodo esame antri, kas yra tikrai cool. Pirmas mano komandinis podiumas. Tas yra faina. Tai pasimatė ir kitos tobulintinos vietos. Tai reikės poliuretaninių variklio pagalvių. O visa kita šiaip tai gerai tarnauja. Man nelabai patinka LSD garsas, bet matysim. Dar toks trumpas update'as, tai pasirodo, kad likau, man atrodo, top 10-uke, o esu 9. Kuo aš visai esu patenkintas. Man atrodo, kad taip atvažiavus, mažai treniravusis su vis besikeičiančiu automobilio setupu, visai geras rezultatas. Jeigu būtų visiems sąlygos Open'e vienodas, tai manau, kad tarp 2VD aš gal ir galėčiau būti pirmas, bet tarp hebrytės su 4-wheel drive'ais tai ten neįmanoma tiesiog konkuruoti. Simonas Kasbaras, man atrodo, maždaug 10 sekundžių greičiau už mane per važiavimą suvažiavo, tai kosmosas. Žodžiu, gera gonkė, faina.